Sveiki atvykę į KAD. Esame Paežeriuose. Netrukus jums papasakosime, kaip smagu ir gera čia kurti su bendruomenės vaikais. Stop, tokių nekelk. Stop! Žinau, iš pradžių biškį bijojau, kaip ir nežinau, toks jauduliukas paėmė, bet dabar tai visai jau gerai. Man irgi gerai, bet aš irgi biškį pamirštinėjau vardus, o paskui prisiminiau po 2 dienų. Faina buvo stebėti tokį virsmą, kai pirmą dieną gal ne visi buvo drąsus. Dažnai būna prasideda kažkoks darbas, procesas ir kažkas gal nedrąsu kažkuriam iš vaikų dirbti su įrankiais, bet praeina 5 minutės, jis jau nepaleidžia iš rankų ir šlifuoja valandą be sustojimo. Čia buvo ričių išardymas. Jo, ričių išardymas. Susvarstus atsukom ir tada tiesiog pastumėm ir sugriuvau visą. Šardant radom, kad ten vidiniai konstrukcijai yra dar tokių elementų, kurios galim panaudoti, dar papildomų idėjų sugalvojom. Per visą kaimą atsiritom 2 didžiulės rites, kurias dabar verčiam įvairiais objektais. Tai vieni iš jų virs suoleliais, kiti virs supynėmis, o trečias apskritimas ritė virs puikia vieta poilsiui, kur galima įgriūti į hamaką ir tiesiog pailsėti. Mūsų Paežerių komanda, KADO savanoriai, išties yra labai puikiai ir, sakyčiau, susidirbusi komanda. Eva yra nuostabi mažiukų karalienė. Taip ją būtų galima pavadinti. Visi maži vaikai tiesiog apspinta ją, ji visada sugalvoja puikių žaidimų, puikių užduočių ir būna visada labai gera. Jeigu greitai pradedu kalbėti, tai tenka pakartoti lėčiau ir bendrinė kalba. Bet šiaip su vaikais stengiasi bendrinė kalbėti, kad jie suprastų, ko nori, o su savanoriais jam duodu iššūkį, kad suprastų žemaičių kalbą. Pirmas 2 dienas tai mums atrodė, kad mes jau 2 savaitės esam. Tai mes sakėm, mūsų projektas toks atrodo ištęstinis labai. Vakarais turime, tai mes dažniausiai, kai ir aptariam, tai mums Denisas prieš miegą papasakoja kokią istoriją. Jau būna 12 nakties ir Denisas, aš turiu jums istoriją. Tai turbūt ir šitą labiausiai pasilgsim, lauksim vakarais istorijų. Tiesiog šitų diržų mums prireiks 6 metrų aukštyje, tai treniruojus tiesiog. Patikrinu diržų, kiek jie pasiruošę dirbti. Dėl to jie čia. Variklį išjunkit! Variklį išjunkit! Tai turime Denis ir Vovą, kurie ropšiasi į medžius, kurie įvairius projektus. Ir praktiškai yra mūsų šio projekto įgyvendinimo sunkioji artilerija. Didžioji dalis vaikų, ypatingai didesnių, ypatingai būriuojasi aplink juos, mėgsta dirbti su įrankiais, jie tai puikiai išmano ir dėl to mūsų projektas yra gana ambicingas.
Taip pat turime šaunias kolegės, tai turime Vaidą, kuri yra anglų kalbos mokytoja ir pati planuoja būti kitame miestelio kuratorė, tai yra labai entuziastinga ir Kadė šiemet sudalyvaus net 2 kartus. Turime Aistę, kuri moka puikiai užimti vaikus ir taip pat labai meniškai ir su entuziazmu juos užimti, įveiklinti, įjungti į įvairius žaidimus. Urtė. Labai smagu, kad Urtė yra šiemet 11-okė ir nepabūgo sudalyvauti šiame projekte ir prižiūrėti daug iš tiesų vaikų, bet jai labai puikiai sekasi, ji yra savanoriavusi kitose projektuose, tad matosi patirtis atsispindyti ir šiame projekte, kai ji puikiai sugeba deleguoti užduotis, taip pat įveiklinti visus vaikus. Tad be galo džiaugiuosi, kad turiu šią komandą ir galime siekti tokių gražių, ambicingų projektų kartu. Šita pasirinkta vieta dar prieš 2 dienas atrodė visiškai kitaip. Vietiniai nupjovė žolę, iškart pasidarė labai gražus parkas. Jinai buvo kaip miškas, kurį žmonės praeidavo aplinkui. Ir vaikai kažkodėl puolė į šitą mišką ir ėjus į jį pajutėm, kad tikrai jauki vieta, bet jinai neišnaudota. Jauki tai medžių įvairovė. Čia turim be abejo ąžuolą, pušį, klevą, liepą, brandžius medžius, kurie sudaro puikiausią atmosferą laiko praleidimui. Va čia šalia kaip tik, kur traktorius stovi, tai kaip tik buvo krūmynai, tai vaikai juos iškirto, išpjovė. Taip pat dabar esantis šalia pastatas, tai yra buvęs tualetas, tai jį mes stengsimės apipaišyti visaip meniškai, užkalsime langus ir duris. Taip pat pasodinsim gėlyčių, kad būtų maloniau patiems vaikams ir bendruomeniai. Dar šiek tiek aptvarkėme visokias šakas, žolę sugrebėm, sunešėm į komposto dėžę. Tai tiesiog norim pagražinti šią vietą. Kaip visi žino, gal kai kurie nežino, kad čia gyveno Vincas Kudirkas, kuris sukūrė Lietuvos himną. Tai kai tik atvykome į Paežerius, buvo be galo įdomi patirtis atsistoti ant praktiškai vienos iš 2 šio miestelių sankryžų ir suprasti, kad kiek žiūri tiek arba tiesiai, arba į kurią nors pusę, negali matyti gatvės galo. Tai pirmas įspūdis apie šį miestelį buvo labai ilgų gatvių kaimas. Čia yra Vinco Kudirkos tėviškė. Kai mūsų vaikai vedė į ekskursiją po miestelį, mes nuėjome į buvusią jo tėviškę, Kletelę. Tad, truputėlį reikia ir mums pasitempti ir palikti gerą įspūdį miesteliui, kad kaip apie Vincą Kudirką, taip ir apie Kadą būtų pasakojamos istorijos. 3, 2, 1. Viliau! Dovydas sako, šlioka! Ačiū, kad apsilankėte Paežeriuose ir iki kitų susitikimų Kado projektuose. Laukite tęsinio. Yeah.
Gerai.